Tiesos akibrokštai. Sveiki, brangieji. Pratęsim dar atsakymus į klausimus, kadangi dar žmogus vienas rašo, kad paprasčiausiai vengiamės į klausimus atsakyti ir atvirų diskusijų vengiam. Nevengiam į klausimus, jūs pastebėkit, nedarom kažkokių sausų temų atitrauktų, kaip tik tai bandom diskutuoti, įmam, ką žmonės parašo, ką paklausia, jų polemizuoja. Visada kviečiam į atvirą diskusiją. Mėlyjeji, ateikit, laukiam. Dabar kitas klausimas. Sako, jūsų Biblija kalba tik apie dvasią, apie neregimus dalykus, kurių mes nematom. Už tai lengva šnekėti apie tai, ko mes nematėm, nepatikrinsim. Kad jeigu Biblijai būtų kalba apie kai kuriuos konkrečius dalykus, pavyzdžiui, kaip gydymas, sveikatos palaikymas, sveikatos profilaktika, tada galėčiau patikėti, kad Biblija kažką apie dvasinius dalykus supranta. Bet apie sveikatą Biblija nieko nekalba. Todėl nepasitikiu, kai kalba apie nematomus dalykus, kaip dvasia, angelai ir Dievas. O kas jums sakė, gerbiamasis, kad Tanachas, arba kaip jūs vadinate Bibliją, nekalba apie kūno sveikatą. Labai daug kalba apie sveikatą, labai konkrečių dalykų ir praktiškai medicina nei su vienu dalyku, apie kurios kalba Biblija, nedrįstų diskutuoti. Kalba labai konkrečiai. Duosiu keletą pavyzdžių duosiu apie sveikatą, sakykim, nekalba. Pavyzdžiui, draudimas valgyti gyvūno vidinius taukus. Žinot, taukai būna dviejų rūšių: išoriniai, tos podinis sluoksnis mėsoje, ir vidinis, kai organai būna taukuose gyvūno organai. Tai Biblija yra draudimas valgyti tuos vidinius taukus. Taip, tana. Paskaitykime. Žiūrėkime. Kunigų 3 skyrius 17 eilutė. Kunigų knyga 3 skyrius 17 eilutė. Tai amžinasis statas jūsų kartoms, kur jūs begyventumėt, kad jūs nevalgysit nei kraujo, nei taukų. Taukų neleidžia valgyti. Čia kalba apie tos vidinius taukus. Išorinius gali valgyti. Pačiausiai. Taip pat galim pažiūrėti Kunigų 7 skyrių. Nuo 22 iki 24 eilutės. Kunigų 7 skyrius. Nuo 22 iki 24 eilutės. Kuris sako: ir Viešpats kalbėjo Mozei, sakyk Izraelitams, kad jie nevalgytų avies, jaučio ir ožkos taukų, nustypusio žvėries sudraskyto gyvulio taukus naudokite įvairiems reikalams, bet nevalgiui. Jei kas valgytų gyvulio taukus, kurie turi būti paaukojami Viešpačiui, bus išnaikintas savo tautos. Taigi, neaiškina, dėl kurių, čia sako, čia priklauso Viešpačiui, čia aukojimui tik tai tie taukai priklauso, maistui nedraudžiama, bet iš tikrųjų tai yra labai racionalus dalykas. Juk, kaip žinote, gyvūninės kilmės taukai turi labai daug sočiųjų riebalų rūgščių. Šiandien visi tą žinom. Ir kurias vartojant dideliais kiekiais gali padidėti cholesterolio lygis kraujyje. O kada didelis cholesterolio lygis kraujyje, didėja širdies ligų rizika. O širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinė mirties priežastis šiandien. Tai yra rizikos faktorius. Todėl sumažina Tanachas riebalų vartojimą. Visai neuždraudžia, bet sumažina smarkiai. Pavyzdžiui, jis leidžia valgyti išorinius taukus. Nes apskritai taukų negalima atsisakyti, nes taukuose yra kitų dalykų, yra monosočiųjų riebalų, kurie kaip tik naudingi širdžiai. Bet turi būti subalansuotas, ne per didelis tas kiekis. Paprasčiausiai. Ir pažiūrė, kad sumažina. Dalies riebalų nevalgysit. Jeigu žmogus pasipjovė gyvulį, turėtų visus tos taukus suvalgyti, neišmėsi gerą daiktą, ar ne? Ir valgy žmogus, turi tik uždraus Dievo įstatymą, kad jis nevalgytų. Kažkiek ir sumažina. Dalis taukų pačių tų riebiausių nevalgysi. Nes pačioje mėsoje, tai dar žinot, mėsoje yra kūdumas tas. Reiškia, ten jau grinai taukai. Reiškia, tai tos uždraudžia valgyti. Yra logika, yra sveikatai, prašau dalykas. Aš čia kitas dalykas. Apie infekcijas ir jų priežastis, taigi žmonija pilnai išsiaiškino tik 19 amžiui. Po Louis Pasteuro tyrinėjimų. Ar ne? Iki to nežinojo apie mikroorganizmus, kurie sukelia infekcijas, apie virusus, apie bakterijas. Neturėjo tokio išmanimo, paprasčiausiai. Tuo tarpu jau Tanachas seniausiais laikais, prieš 1000 metų, liepia nuo sergančio infekcinę ligą žmogaus izoliuotis.
kad jis būtų izoliuotas nuo žmonių, kad nekrėstų kitų. Va žiūrėkim, pavyzdžiui, raupsų atvejus, kunigų 13 skyrius. Atsiverskim kunigų 13 skyrių ir paskaitykim 45-46 eilutes. Visą laiką, kol bus raupsuotas ir nešvarus, gyvens vienas už stovyklos. Jei vilnonis ar drobinis drabužis ar kailis ar kas nors padaryti iš kailio, turėtų baltos, visą laiką. Ir 5 eilutė sako, raupsuotas turi persiplėšti drabužį, atidengt galvą burną laikyti uždengtą ir šaukt nešvarus. Kodėl burną laikyti uždengtą? Kad nesispjaudytų, nekvėpuotų į kitus. Matot? Jau tada buvo panašiai žinomi tie dalykai. Burna padengta, taip toliau, infekcijos. Infekcijos nemitas. Nėra pasaulinės sveikatos organizacijos sugalvotas reptiloidų ar dažiažmogių ar dar kažką, kad vakcinas išparduoti. Infekcijos jos buvo, raupsai. Beje, raupsai ir išnyko vakcinuojant žmonės. Žiūrėkim, trečias dalykas, pavyzdžiui, higiena. Elementari higiena. Daugelis tautų nežinojo. Lietuvoje dar tos nebuvo higienos iki pirmo pasaulinio karo. Ar žinot, kaip žmonės gamtinius reikalus kur atlikdavo? Nebuvo tualetų. Tiesiog kieme už kiemo, už tvoros. Tai būdavo baisus dalykas, tai nešvarumai, tai ligas platindavo. Iš kur tas posakis šlubas vokiečių? Reikia tvarkai padaryti šlubą vokiečių. Čia buvo administratorius toksai vokiečių per pirmą pasaulinį karą, kada vokiečiai 1915 metais okupavo Lietuvą. Buvo paskirtas atsakingas, reiškia. Tai jis važinėjo, privaloma tvarka liepė visiems pasistatyti medinius lauko tualetus. Juk to nebuvo tokio dalyko. Gal ponai kokio turėdavo. Minties, o čia jau pasižiūrėkit, higienos įstatymas, pakartota įstatymą 23 skyriui, paskaitykit 12-13 eilutę, pakartota įstatymą 23 skyrius, 12-13 eilutės, 12-13 eilutės paskaitykim. Turėk vietą už stovyklos, kur galėtum išeiti, neškis kastuvėlį, išsikas duovę pritūpdamas ir užpilk žemę ir nusišmatą. Jau matot. 1300 metų prieš mūsų erą, jau prašau kokią tvarką, kurios dar, sakau, dar Europai ilgai nebuvo. Viduramžių Europai, praėjus daug šimtmečių nuo to rašyta, dar tokios tvarkos nebuvo. Žiūrėkit dar vienas. Kraujo gėrimas buvo uždraustas. Tokia mada ir išlikus šitą archainę madą, ten paspjovė gyvulį, ten prisileidai padelį kraujo, atsigėrė to kraujo. Taip, išlikęs tas. Dar kai kur dabar šiandien dar Lietuvoje yra tokį dalyką. Prašiausiai, o senais laikais tai delikatesas, kraujas išvada. Bet juk žinot, kad kraujas gali pernešti infekcijas, pavojingas. Ir daugiausia infekcijų, labiausiai infekuota žalios mėsos dalis yra kraujas. Šiandien turbūt nebejoja niekas to paprasčiausiai. Bet to kraujy yra medžiagų, kurios neskirtos vartoti maistui, toksiškos. Jau tada buvo, žiūrėkit, kunigų 17-13. Kunigų 17 skyrius 13 eilutė. Kunigų 17 skyrius 13 eilutė, sako. Jei izraelitas ar ateivis pagautų medžiodamas kokį žvėrį ar paukštį, kuriuos leista valgyti, tai išliejo kraują ant žemės ir jį pakasa. Nes kiekvieno kūno gyvybė yra kraujyje. Todėl sakau izraelitams, nevalgyti kraują iš jokio kūno, kas įvalgys bus išnaikintas. Šitas reiškinys. Nepaaiškina dėl kokių priežasčių, nes tada žinot apie infekcijas, apie bakterijas, apie virusus, mikroorganizmus, ligas, ką žinot, tais laikais žmonėms čia dabar nelabai dar ką supranta, žinot, nesuvokia tų terminų. O tais laikais nieko, bet tiesiog uždraudžia, tai uždrausta žmogus, nesupranta dėl ko, bet vykdo. Gal ir dabar žmogui atrodė kažkoks įstatymas, kokia čia prasmė, negalima. O kaip ir tada žmogus nesupranta, uždrausta, negerai, kraujas žalias, reiškia, paprasčiausiai infekuotas turi būti atskirtas nuo žmonių, nuo stovyklas ir užsidengęs burną vaikščioti. Tada nesuprasdavo žmonės, kam liepia Dievas. Tai dabar žmogus gali nesuprasti kažkokio įstatymo, bet tai nereiškia, tas įstatymas neprotingas ar kas. Tiesiog dar mes galim būti nedaugiai iki to, praeis 100, 200, 300 metų, gal tik tai supras
mokslas parodys, ant kiek buvo racionalus tas įstatymas. Žiūrėkim dar. Žiūrėkit. Visi sutinka, joks gydytojas nepasakė, kad labai sveikatai naudingas dalykas persivalgymas. Visi sutinka, tai kenkia sveikatai. Bet pažiūrėkim, patarlių 23 skyrius persivalgymas draudžiamas. Žiūrėkit, patarlių 23 skyrius. Antra eilutė sako, prisidėk peilį prie gerklės, jeigu mėgsti skaniai pavalgyti. Geriau peilį prie gerklės laikyk, kad tik nepadaugintum valgydamas. Taip? Žiūrėk, 20 eilutė, to paties skyrius 23. Nebūk su girtuokliais ir nevalgyk su besočiais. Kodėl su besočiais nevalgyk? Kad tavęs nepaskatint, dar antrą, dar trečią porciją, antros kojas. Su girtuokliais, aišku, įtrauks. Įtrauks, pradėsi gerą, kodėl su besočiais? Tu suformuosi žmogus, su kuo sutapsi, pats toks tapsi, paprasčiausiai. Irgi pradėsi maistu per daug piknaudžiauti. Štai prašau, kiek sveikatai patarimų, iš kurius ištraukėt, kad nėra. Kitas dalykas pasakys, jau medikai visi sako, daug labai lygų priežasčių yra būtent nuo nervų. Tai žmogaus pyktis, pastovus neapykantos laikymas, pavydas kažkoks pavyzdžiui, šitie dalykai visi žmogus nepasitenkinimą, kurie nervuoja žmogų. Juk tai daugelio lygų priežastis, didelė dalis lygų psichosomatinės. Psichosomatinės lygos jos nuo nervų, ar ne? Bet pažiūrėkim, kiek patarimų naudingų sveikatai. Kunigų 19 skyrius, pažiūrėkit. Kunigų 19 skyrius, 17-18 eilutė. Nelaikykite širdyje neapykantos prieš savo brolį, sudrauskit savo artimą, kad jums nebūtų nuodėmės. Nekeršykit ir atleiskit savo artimą, mylėkit savo artimą kaip patys save. Žmogus, kuris geras, geranoriškas kitiems, mylintis, nelaikantis pykčio, nekeršintis, neieškantis kaip čia kažką atkeršyti, padaryti blogą pačiausiai, jo psichologinė sveikata bus geresnė. Jeigu bus psichologinė, automatiškai kūno sveikata bus geresnė. Viskas susiję. Žiūrėkim toliau, patarlių knyga. 14 skyrių, pažiūrėkim, patarlių knyga 14 skyrius. 29-30 eilutės. Patarlių knyga 14 skyrius, 29-30 eilutės. Kas lėtas pykti, yra išmintingas, o nesuvaldantis parodo kvailumą. Sveika širdis, kūno gyvybė, o pavydas pūdo kaulus. Atvirai kalba, kad tokias neigiamos, negeros emocijos jūs kenkia kūnui. Aiškiai pasakyta. Žiūrėkim, patarlių knyga 15-17. Patarlių knyga 15 skyrius 17 eilutė. Geriau daržovių pietus, kur yra meilė, negu nupenėtas veršis ten, kur neapykanta. Net vegetarizmas, kuris nėra gerai, jau geriau negu mėsa esant neapykantai. Na, aišku, geriausias dalykas, supranti, ir neturi neapykantą su geranoriška dvasia, tyra širdimi, valgai mėsą, tai iš vis gerai bus. Bet jau net daržovės valgantis, jeigu jis turi vidinę, sakykime, gerą būseną, jam sveikatai geriau. Štai, kiek medicininių patarimų yra. Visi sutinka, kad sveikatų naudinga turėti gerą nuotaiką. Taip? Taip. Žiūrėkit, Tanachas ką rašo. Patarlių 17:22. Patarlių 17:22. Patarlių 17:22. Linksma širdis gydo kaip vaistai, prislėgta dvasia džiovina kaulus. O taip. Gydo kaip vaistai. Vidinė būsena gera, tau duoda daugiau negu geri vaistai. Bloga būsena, kada tu toksiška aplinkoj, toksiškas gyvenimo būdas, toksiški žmonės tave supakuoja, pastovi tau, neduoda turėti gerą būseną, tas aplinkybės paprasčiausiai, tau ir sveikata sutriks, neišvengiamai. Neišvengiamai sutriks. Turbūt nė vienas gydytojas to neužginčia šiandien, prašau, Biblijoje yra sveikatos patarimas, kasgi tai yra. Reikia poilsio, nepersidirbti. Teisingai, kad žmogus turėtų sveikatos.
Negali dirbti 7 dienas per savaitę. O juk Tanachas duoda, žiūrėkit, šeima 20 skyrius 9-10 eilutė. 4 Dievo įsakymas, šabatą švęsk. 6 dienas dirbsi visus savo darbus. 7 diena viešpačiui, sabatas poilsiui, nedirbsi nei tu, nei gyvulys tavo, niekas tavo šeimoje, nei namuose. Sustabdo žmogų. Jeigu pats žmogus nesuprasdavo, kad galvoja, tu pavargstu, bet sveikatai nekenkia tas, kad aš 7 dienas per savaitę dirbsiu. Tais laikais gal ir nežinojo, gal dabar dar nežino pusė žmonių, kažkas su švietimo sistema negerai garantuoja, dabar daug kas nežino to. Tai nežino, tai bent jau įstatymės uždraudžia, sustabdai, jeigu kitaip negalim. Naudingas dalykas paprasčiausiai. Arba jeigu žmogus, pavyzdžiui, žydų negalima kritusio valgyti, bet kitom tautom leidžiama kritusį gyvulį valgyti maistui. Leistina. Taip, paprasčiausiai. Bet jeigu tu valgysi kritusi maistą, pavyzdžiui, vis tiek išvirsi, iškepsi, apdarosi termiškai kažkokie žus tos bakterijos. Bet kol tu dar žalį apdarosi ant rankų, ant drabužių liks, teisingai. Iš karto kalbos kritusi gyvulį daroji, ruošia maistui, nuprausti ir kūną turi ir drabužius plauti. Žiūrėkit, kunigų 17-15. Kaip tai nėra sveikatai patarimai, iš kur jūs sugalvojat? 17-15. Kas iš vietinių ar gyventojų atėjų valgytų pastipusi, ar žvėrė sudraskyta? Žvėrė sudraskyta, ką tu žinai, koks žvėrė sudraskė, gal koks nusidakuotas, apkrėstas žvėris, ar ne? Sudraskyta, plaus savo drabužius ir pats apsiplaus vandenį, jis bus nešvarus iki vakaro, tada švarus. Ir drabužius ir savęs plauti turi, paprasčiausiai, kiek tu apsitaškėlė, turėjai kontaktą su ta mėsa ir panašiai. Pačia mėsa, tai išvirsi gerai ilgai, tai dar nieko, o rankos drabužiai, plautis. Žiūrėkit. Toliau. Visi turbūt sutinka, medus yra naudingas sveikatai, taip? Ir liaudės medicinai, praktiškai visose tautose prie ypač peršalimo ligų vartoja tą medų. Taip? Žiūrėkit, kas sako patarlių knyga 24.13. Va, sveikatos patarimas konkretus. Patarlių 24.13. Kas sako? Mano sūnau, valgyk medų, nes jis geras, ir korį, nes jis saldus tavo liežuviui. Valgyk medų, patarė. Geras dalykas, sako, medus valgyti. Neaiškina visų tų, kokių ten medžiagų turi ir ką, vis žmogus nesupras. Dabar daug kas nesupranta. Bet medų patarė valgyti. Štai vis patarimas yra. Alkoholio žala. Alkoholio žala yra įrodyta. Šiandien jau medicina prieina prie tokios išvados, kad net nedideli kiekiai alkoholio kenkia. Net nepadaug labai, jeigu vartoja. Anksčiau dar galvodavo, kad ten taurė vyno, tenai virškinimą gerina, ten kraujotaką gerina, jeigu tu nepiknaudžiauji lengvas alkoholinis gėrimas. Net šitas kenkiasi. Kažkur mačiau netgi interviu per televiziją su gydytoju, vyriausiu žymiausiu Lietuvos narkologu, gydytoju Badaru. Tai jisai sakė, kad iš viso, man patiko jo frazė, kad saugaus alkoholio kiekio nebūna tiesiog. Saugaus alkoholio kiekio nebūna. Žiūrėkit, aš jums atsiųsiu. LRT, patikimas šaltinis, ar nelabai juokauju, aišku. Bet vis tiek, LRT, žiūrėkit, siunčiu į grupę. Atsiunčiu tą straipsniuką, bent jau dalį, kur apie alkoholikas man patiko, žiūrėkit. Šiam permetu į grupę. Paskaitysiu. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, jog sveikatai palankaus ar saugaus alkoholio kiekio nėra. Prašau. Kalba medikė čia, gydytoja. Pasaulio sveikatos organizacija paskelbė, jog sveikatai palankaus ar saugaus alkoholio kiekio nėra. Jisai, tai trupučiukas nekenkia, net labai gerai, anksčiau tai ir galvodavo, net būdavo ir gydytojai tą sakyti. Va, matot, kas. Mokslininkai pabrėžė, kad yra tyrimų, kuriuose nustatyta, jog alkoholis turi sveikatai palankų poveikį, tačiau tai dažnai susijęs su to, kad gauti duomenys interpretuojami klaidingai, taikomi netinkamai statistiniai metodai, taip pat neatsižvelgiama į kitus svarbius faktorius.
Ypač svarbu atkreipti dėmesį, kad alkoholio vartojimas žmonėms sergantiems lėtinėmis ligoms yra nerekomenduojamas, aiškiai iš viso. Veikiant alkoholikai, kurios lygos, pavyzdžiui, kasos, kepenų lygos gali progresuoti nepastebimai, o gretutinės lygos vystyti žmogui net to nežinant. Sveikam žmogui net ir nedidelis suvartotas alkoholio kiekis irgi daro įtaką sveikatai. Atsiranda dehidratacija, prarandama vitaminų ir mineralinių medžiagų, padidėja rizika suvartoti daugiau sveikatai nepalankaus ar riebaus maisto, sumažėja produktyvumas, tikina Vaitkūnaitė, čia gydytoja. Tai žiūrėkit, jau kuris turi ligų kažkokių lėtinių, tai iš vis blogai, net mažais kiekiais vartoti. Bet sako, sveikam irgi nelabai gerai. Dehidratacija atsiranda, prarandama vitaminų, mineralinių medžiagų, didėja rizika suvartoti daugiau sveikatai nepalankaus riebaus maisto, mažėja produktyvumas, tai nieko gero, net ir maži kiekiai. Taip, o juk tą Tanachas ir sako, pasižiūrėkim, Patarlių 23 skyrių. Atsiverskim Patarlių 23 skyrių. Prašau, kiek sveikatai patarimų, žiūrėjau, ne? Patarlių 23 skyrius, 31-32 eilutė, pažiūrėkim. 31-32 eilutė. Nežiūrėk į vyną, kad jis raudonas, spindi stiklė ir švelniai nuryjama. Net nežiūrėk, iš viso sako. Ne tai, kad ten tu nereikia per daug. Net nežiūrėk. Ir mes jį naudojam tik tai tam tikrą ritualinę formą. Yra apigop naudojam. Viskas. Čia, tai yra retai, tai yra labai nedėli kiekiai. Nežiūrėk, sako, jis raudonas. Aš šiaip sako, kad va, pasimėgau šiandien. Nežiūrėk, kaip jis stiklė švelniai nuryjama. Galiausiai įsigelia kaip gyvatė ir suleidžia nuodus kaip angis. Sako, čia kaip nuodas, atvirai pasakyta, net nežiūrėk, čia nuodas. Vynas yra nuodas. Žiūrėk, 20 skyrius Patarlių. Pirma eilutė. Vynas pasityčiotojas. Stiprus gėrimas, pašėlęs, kas jis apsigauna, nėra išmintingas. Sako, jeigu geri, durnas esi. Jeigu apsigauni, jis vartojus esi kvailas. Dievas pasakė. Neaiškina detaliai dėl ko, čia jau palikta pasiaiškinkit patys, pamastykit, junkit galvą. Bendrais bruožais suformuoja. Blogai, kvailystė vartoti šitą dalyką. Mes nevartojam tokiais kitais atvejais, tik ritualiniais. Prašau, kiek sveikatai patarimų naudoju. Beje, aš žiūriu, nepasiėmiau antro kanono. Neturit kas antro kanono? Gaila. Aš jums parekomenduosiu dar vieną dalyką. Patarė nevengti kreiptis į gydytojus. Tai galima net internete ten atsisiųsti, ar ne? Pažiūrėt, reiškia. Siracido knyga, 38 skyrius. Jeigu kas atsisiūs, paskaitykit gerai. Siracido 38 skyrius, 1, 2, 3 eilutės. Nuo pirmos iki 3 eilutės. Siracido 38 skyrius, nuo 1 iki 3 eilutės. Taip, ir paskui dar duosiu kitą dalyką, reiškia, neišjungit. Siracido 30. Niekas neturi. Tai va, Siracido. Nuo kurios? 38 skyrius, nuo 1 iki 3. Paskaityk. Brangink gydytoją, nes jis tau svarbus, nes viešpats jį sukūrė, nes iš aukščiausio jo gydymo dovana ir iš karaliaus jis gauna pragyvenimą. Gydytojo išmanimas daro jį žymų ir didžiūnai jį gerbė. Viešpats įželdina į žemės vaistažolės, kurių protingas žmogus neturėtų niekį. Čia iki 3. Tai va. Dar neuždaryk, reiškia, ir dar paskaityk nuo 9 iki 13. Mano vaikė, kai sergi, nelukuriuok, bet melskis viešpačiui, kuris tave išgydys. Atsisakyk savo ydų, laikyk savo ranką švarias ir apvalyk savo širdį nuo visų nuodėmių. Atnašauk maloniai kvepiančią auką ir geriausių miltų, kaip priminimo auką dosniai liemai atnaša pagal savo išgalės. Bet ir gydytojui leisk ateit, nes viešpats jį sukūrė. Neleiskim nuo tavęs pasitraukti, nes tau jo reikia. Būna atvejų, kai išgyjimas gydytojo rankose. Ir 15 eilutę tą paskaityk. Kas nusideda savo kūrėjui, tas bus įžūlus ir savo gydytojui. Matot, labai gražiai, dar neuždaryk, reiškia, patarimas kreiptis į gydytojus, tai taip, kad oi, čia gydytojai, čia medicinos, visos čia žydų masonų sąmokslas ir taip toliau, nereikia, čia jie tik tai vaistus testuoja ir panašiai. Nevenkit gydytojo, reikia. Sako, kas išdidus prieš gydytoją, tas ir prieš kūrėją. Dievas pastatė gydytojus, sako, čia taip sutvarkyta, kad būtų kažkas gydytojų ir gydytojų žmonės. Taip. Toliau. 13. Vaistažolių nauda sveikatai.
Tas pats yra Cido 38 skyrius, paskaityk 4 eilutę apie vaistažolės. Viešpats išželdina iš žemės vaistažolės, kurių protingas žmogus neturėtų niekinti. Ir 7-8. Vaistažolėmis gydytojas gydo ir malšina skausmą, o vaistininkas iš jų gamina vaistus. Dievo darbai niekada nebus užbaigti, sveikata iš jos sklinda visoje žemėje. Vat prašau, kalba, kad Dievas davė tokį dalyką pasigerinti savo sveikatą, pasigydyti profilaktikai ir su kai kuriuom lygom ir negalavimu susitvarkyti vaistažolės, kaip sakoma, fitoterapija. Patarimas, užsiimti žolininkystę. Tanacho patarimas. Žiūrėkit toliau sveikatai, koks patarimas. Kaip išvengti traumų. Pakartoto įstatymą 22.8, paskaitykime. Pakartoto įstatymą 22 skyrius 8 eilutė. Žiūrėkit. Ar ne patarimas šis sveikatai? Kad kaulų lūžių užsimušti arba susižaloti žmogus. 22.8. Pasistatęs naują namą, padaryk užtvarą aplink stogą, kad neužtrauktum kraują ant savo namo, kam nors nukritus nuo jo. Anksčiau būdavo tokie namai, žinot, kvadratiniai. Senoji. Paprasčiausiai išlipi ant stogą, ir vaikštai po stogą, darai kažką ant stogo, pasidedi. Taip. Pasistatyk turėklus, atramas, kad nenukristum. Nuslysim, nugriusi, užsimuši, kad nebūtų. Ir čia bendras įstatymas visur, kur gali nukristi, ne tik nuo stogo, bet kur, ar kažkoks, ar laiptė, ar dar kažkoks, pasistatyk, kad kur, žinau. Patarimas yra, labai išsaugosi sveikatą, nenukrytęs. Nesusilaužysi, neužsimuši, paprasčiausiai. Dar vienas dalykas, pavyzdžiui, venerinės lygos. Kas labiausiai platina? Seniausios pasaulio profesijos atstovės ir atstovai. O juk patarlių knyga labai, sako, saugoti šitos profesijos. Dieve. Ir apskritai laisvo elgesio tokia, laisvo seksualinio elgesio žmonių. Tegu jis nesiverčia iš tos profesijos, negyvena, bet tiesiog jisai linkęs labimi. Vengti šitų žmonių patarė. Pažiūrėkit, patarlių 23 skyrius, 27 eilutė, patarlių knyga, 23 skyrius, 27 eilutė. Paleistų yra gili duobė ir svetima moteris siauras šulinys. Prašau. Pažiūrėkit, antras skyrius patarlių, nuo 16 iki 19 eilutės. Patarlių antras skyrius nuo 16 iki 19 eilutės. Sako, kad išgelbėtų tave nuo svetimos moters, meilikaujančių savo žodžiais, kuri palieka savo jaunystės vadovą ir užmiršta savo Dievo sandorą. Jos namai veda į mirtį, jos takai pas mirusiuosius. Visi, kurie pas ją įeina, nebegrįžta ir neberanda gyvenimo tako. Griežtai, sako prašiausiai. Žiūrėkit, 7 skyrius visas toks moralus skyrius kalba. Nuo 6 iki 27 net paskaitysiu eilutės. Kartą žiūrėdamas pro savo namų lango grateles, mačiau tarp jaunų nepatyrusių žmonių nepratingą jaunuolį. Jis ėjo gatve pro jos kampą ir pasuko jos namus. Vakaro prieblandų juodą tamsią naktį pasitiko moteris su paleistuvės apdaru, klastinga širdimi, begėda ir nerimstanti, negalinti išsėdėti savo namuose. Tai gatvė, tai aikštė, ten kampo įtiko aukos. Pasigavusi įbučiavo ir akiplėšiškai kalbėjo, aš turiu padėkos auką, šiandien vykdžiau savo įžadus, todėl išėjau tavęs pasitikti, ieškojau tavo veido ir štai suradau tave. Aš aplojau savo lovą margais egiptietiškais lynys užtiesalais, iškvėpinau myrą, alavijų ir cinamonų. Eikš, sotinsimės meilę iki ryto, mėgausimės glamonėmis, nes vyro nėra namuose, jis išvyko į tolimą kelionę, jis pasiėmė maišelį pinigų ir grįž pilnaties dieną, daugybę švelnių žodžių prisiviliojo į meilikaujančią kalbą suvedžiojo. Jis seka ją kaip jautis vedamas pjauti, kaip kvailys einantis į supančiamą vietą, kol strėlė perversio kepenis, kaip paukštis, kuris lekia į spąstus ir nesupranta, kad praras savo gyvybę. Mano vaikai, klausykite manęs, būkite dėmesingi mano žodžiai, tegu tavo širdis nepalinksta į jos kelius, nenuklysk jos takais, nes jį parbloškė daug sužeistų ir daug stiprių jinai nužudė, jos namai yra kelias į pragarą, vedantis į mirties buveinę. Vengti ir seniausios profesijos, o ir šiaip laisvo elgesio žmonių, kurie, parašė, o tik jie pagrindiniai lygų platintojai būdavo venerinių. Ir ne tik venerinių, beje. Tai labai daug patarimų yra sveikatai duota, nepaprastai daug. O dabar prasideda mokslas, klausimai iš mokslas srities. Saka, nu tu ir durnelį Žilvė, rašo. Sakai, kad nesąmonės sąmokslo teorijos.
esi edukuotas visas toks ir vakcinuotas, dar pasakyk, kad tiki amerikonų aferą Mėnulyje, kad jie buvo Mėnulį nuskridę. Aišku, kad tiki, net nebejoju, kaip gali atsisakęs viešpaties Jėzaus šviesos netikėti. Gerai, jeigu taip jau tiki mokslo, tai atsakyk į tokius dalykus, kurių niekas negali paneigti. Mėnuly nėra vandens. Astronautų nuotraukose yra pėdos su bato atspaudais. Sako, kaip, kur nėra vandens, gali atsispausti pėdos? Ar smėlį pliaže kur nors tau atsispaudžia pėdos? Kodėl vėliava plevėsavo? Pastatyta gražiausiai. Aha, negali tai atsakyti. Jūs edukuoti. Nervina mane jūsų tokia visa nesąmonė. Nesinervinkit, gerbiamas klausytojų. O dėl atsakyti, tai aš jums pasakysiu, prisižiūrėti internete filmuko. Ir labai pavojingas dalykas, kai tu apie tą dalyką pats neturi jokio supratimo, tau įneš bet kokią chinėją, kaip tos filmukus. Dėl tų pėdsakų jūsų nelabų. Pabandykim pažiūrėti. Aišku, jums čia sunku žinai, kas yra fizika, toks dalykas. Mėnuly nėra, sako, vandens. Iš tikrųjų, kodėl šlapias smėlis limpa? Vanduo suriša, taip, lygdo. O sausant, pažiūrėkit, nelieka pėdų. Liks ten kažkokia duobė išmušta, jeigu koją pastatysit, bet batų žymės ten neatsispaudžia, ne? Ar padangos ten žymė. Kodėl? Geras klausimas. Ar iš tikrųjų? Ne, žinot, čia tokie klausimai rodo, kad kaip tik neturi mėnulio reiškia, buvime to šalį, kurie neigia, jie neturi jokių argumentų. Tai rodo, kad žmonės elementarų supratimą neturi. Dabar pažiūrėkime į Mėnulio ir Žemės fiziką. Kodėl Žemėje sausas smėlis nelimpa? Šlapias viskas tvarkoja, vanduo suriša. Bet sausas, kodėl nelimpa? Pirmiausia, Žemėje yra vanduo ir yra atmosfera. Atmosfera yra, vadinasi, yra vėjas. Ką daro vanduo ir vėjas? Per milijonus metų Žemės egzistavimo. Vienaip ar kitaip, vienur ar kitur, dažniau ar rečiau, tai vanduo judina tas smėlis, neša kartais. Vėjas taip pat, matėte, kaip koja pas smėlį Žemės pūsta, ar ne? Visą tai, kad paviršius jų šlifuojasi tų smilčių. Šlifuojasi, glūdinasi. Nusiglūdina, jos įgauna tokią formą. Apvalę kartais, nuglūdinta, išdailinta. Bet pirmapradė, jeigu, sakykim, Žemė nebūtų vandens ir nebūtų atmosferos, nebūtų vėjo, jos tos kaip Mėnuliai, nėra vandens, nėra atmosferos, nėra vėjo. Kaip atrodo tos pirmapradės smiltys? Jos nėra tokios gražios, nuglūdintos, nušlifuotos. Ir kampuotos, ir dantytos, O kada nelygus paviršius, kampuotas, dantytas, su įsikišimai įvairūs yra, kur vieni nuglūdinti, kada tu atsispaudi, su kuo, didelė dalis jų susikabina tarpusavį tiesiog. Ir lieka pėda. Nereikia ir vandens. Elementarus dalykas. Šito dalyko žmogus nežino. Dėl vėliavos tai, viešpatie, jūs pasižiūrėkit giliau, prisitraukit, išsididinit, pažiūrėkit, kaip ta vėliava atrodo, kur nufilmuota prie Mėnulio amerikiečių įbesta. Yra L formos, kartuvų formos toks stebelis ir pakabintas. Ji nėra taip, kad pakabinta išties, ji negalėtų Mėnulį taip kabėti, jinai nulinktų žemyn. Mėnulis turi gravitaciją, jinai nulinktų žemyn, nėra vėjai, neplevėsuotų, bet jinai pakabinta, matot, ištiesta, kam tas stebelis, L formos. Ir taip, trinkteliai žemė, kažkur žemė vibracija, pripalėti į tą stiebą, sujudini pačios vibraciją, ir pati ta vėliava jo, jinai kažkiek juda, lankstosi, bet neplevėsuoja, ten lėtai juda, jinai va kažkokias, ir viskas, nes tai yra toks dalykas. Yra. Nežinau, mes galėtume įvairiai diskutuoti čia iki vakaro šitom temom, bet šitokie klausimai rodo, kad paprasčiausiai žmonės neturi elementariaus supratimo. Neturi elementaraus supratimo, pažiūrėję kažkokį filmuką ir viskas. O mokslas mums meluoja. Nemeluoja tas mokslas.
Dabar pagalvokit logiškai. Egzistuoja pasaulyje valstybės, kurios nekenčia Amerikos. Egzistavo Tarybų sąjunga, kuri buvo pagrindinis konkurentas, jie konkuravo paskui. Ir dabar tebeegzistuoja kaip Šiaurės Korėja, Iranas ar kitos, ar Kuba kokia, ar Venesuela, kurios nekenčia Amerikos. Tai jeigu per jie neieškotų varianto, kaip čia dabar amerikiečiai sako, ne, visi sutinka, tai buvo amerikiečiai. Tarybų sąjunga pripažino taip, gavom informaciją, radio bangos jo parodė, kad tai iš tikrųjų nusileido amerikiečiai. Nekėjo niekas tokio klausimo. Kodėl? Nupirko visus kažkas, paėmė visus nupirko. Ir Amerikos nukentėjo ir taip toliau. Nėra taip paprasta, tiesiog. Dar kitas klausimas, tai kažkada čia anksčiau buvo klausimas, dabar neklausytojas, bet reiškia, kodėl dangus tamsus? Kodėl dangus tamsus, saulė taigi šviečia, tai turėtų būti šviesu paprasčiausia, kodėl dangus tamsus? Įsivaizduoju, kokie durneliai filmavo ten toj salėje kažkur ten į kino studiją, paprasčiausiai nepagalvoja, kad reiktų šviesą padaryti, apšviesti viską. Vat nedėjėjo tiesiog, bet toks gabus žmogus, supranti, sąmokslo teorijų, jisai suprato, matai, viskas gerai, turi dangus tamsus būti. Ir kodėl žvaigždžių, sako, nesimato. Ir žvaigždžių neturėjo matytis. Astronautai, kai vaikščiojo, pamenu, tai buvo mėnulio diena. Tai nebuvo naktis, buvo mėnulio diena. Diena žvaigždės nesimato. Tiek žemėje, tiek ten, nes saulė šviesa jos permuša. Dabar kodėl dangus juodas, turėtų švies dangus? Vėl nesiorientavimas elementariai fizikai. Šviesą kaip sklinda, mes jos matyti negalim, pačios šviesos. Kodėl mes matom šviesą? Bet šviečia, arba lempą paleidai kažkur naktį, šviečia parašiausiai. Šviesą mes matom tada, kai atsimuša nuo kažkokio paviršiaus. Žemė yra atmosfera, oras, sakykime, taip, nuo tų dalelių atsimuša fotonai, tada mes matom tą šviesą. Jeigu nebūtų atmosferos vakuumo, mes matytum žemės paviršių apšviestą, nes nuo žemės paviršiaus atsimuša. Dangus, jeigu ten vakuumas, mes nematytum šviesų. Normalus dalykas. Elementarių dalykų nežino žmogus. Aha, kitas klausimas. Po jūsų paskaitos ginčiausi su krikščioniu, kad Jėzus ne Dievas. Kad būtų patogiau ginčytis, gal yra koks vienas ar du stiprus argumentai, kuriais galima krikščionį pasodinti ant menčių. Geriau sakyti, patiesti ant menčių, nepasodinti. Kad Jėzus negali būti Dievu. Yra. Duosiu vieną ar du. Žiūrėkime. Paprastai. Kaip parodyti, kad tikrai ne Dievas? Pačiu Naujojo Testamento. Jeigu imsim Tanaką seną, tai čia, kur imsite, visur ne Dievas, pamatysim, kad Dievas. Bet paimkim Naujojo Testamento pačiu ir pamatysim, kad Dievas ne Dievas. Iškart krikščionę paklauskit. Ar matė kas nors? Tik Jėzus nieks nematė. Kaip tai nematė? Nieks nematė, visus galvoja. Matė, paštalai liūdį buvo. Marija matė, sakys, paštalai matė, žydai matė, tada kai vaikščioti, matė. Kai duona daugina matė. Kai kryžiavo matė. Jėzų matė, taip? Viskas, Jėzus ne Dievas, tada sakykime. Nes jūsų Naujas Testamentas, žiūrėkit, ką rašo. 1 Jono 4.12, atsiverskit Naują Testamentą ir pažiūrėkit. 1 Jono 4.12. Jūsų pačiam Naujam Testamente pasakyta, kurio jūs kalbat, kad čia apie Jėzus dievystę Naujas Testamentas kalba. Dievo niekas niekada nėra matęs. 1 Jono 4 skyrius 12. Dievo niekas niekada nėra matęs. O Jėzų matė, taip? Matė. Tai ką matė žydai? Jeigu Dievo niekas niekada nėra matęs, Jėzus ne Dievas tada. Dievo nemato. Dar viena eilutė. 1 Timotiejui 6 skyrius, pažiūrėkite apie Dievą, ką prašo jūsų pačių Naujas Testamentas krikščionių. 1 Timotiejui 6 skyrius. Ir paskui 6 skyrius, 15-16 eilutė, kalba apie Dievą. Jį, Dievą reiškia, savo laiku apreikš palaimintas vienintelis valdovas, karalius viešpats, vienintelis nemirtingasis, kalba apie Dievą, vienintelis nemirtingasis,
gyvenantis neprieinamai šviesoj, kurio joks žmogus neregėjo ir negali regėti. Jam šlovė ir amžinoji valdžia. Amen. Joks žmogus neregėjo ir net negali regėti. Dievo niekas neregėjo ir net regėti negali. Sako, jūsų naujas testamentas. Ir tuo pačiu jūs sako, kad Jėzus Dievas. Tai net jeigu mes tokią hipotezę prileistum, kad naujas testamentas teisingas, tai tada pagal naują testamentą Jėzus ne Dievas. Dievo niekas niekada nėra matęs, sako naujas testamentas. Dievas gyvena neprieinamoje šviesoje, kurio joks žmogus neregėjo ir net negali regėti. O Jėzus regėjo, čiupinėjo. Pats Jonas sako, ką mūsų akis matė, ką mūsų rankas lietė, mes kalbam apie gyvenimo žodį. Akis matė, rankos lietė. O Dievo nieks neregėjo. Todėl, Jėzų matė, sako naujas testamentas, ir naujas testamentas sako, Dievo niekas niekada nėra matęs ir net negali matyti. Pagal apibrėžimą negali matyti. Vadinasi, Jėzus ne Dievas. Logiška. B. Senasis testamentas, mes įvedam Tanachus, sako, Dievą žmogus gali matyti, kai Dievas pasirodė, ir Dievą labai daug kas matė. Ir 70 seniūnų, ir Mozė, ir Jobas, ir visi matė. Daug kas matė, paprasčiausiai. Vadinasi, naujas testamentas prieštarauja Senam testamentui. Bet kuriuo atveju. Bet kuriuo atveju tai yra krikščionys patenka į tokią durną padėtį. Kitas argumentas. Antras argumentas. Čia pirmas argumentas. Pastatyti. Sakėt, vieną du. Gerai, antrą duodu. Kitas argumentas. Šventas raštas sako, Dievas nėra žmogus ir nėra žmogaus sūnus. Kad Dievas nėra žmogus ir nėra žmogaus sūnus. Skaičių 23:19. Pažiūrėkit. Skaičių 23:19. Parašyta aiškiausiai. Skaitau skaičių 23:19. Dievas ne žmogus, kad meluotų, ir ne žmogaus sūnus, kad pakeistų savo nuomonę. Dievas ne žmogus ir ne žmogaus sūnus. Ką mes gaunam pagal Naują testamentą? Dievas tapo žmogum, žmogaus sūnum tapo. Žmogaus sūnus. Žmogus ir žmogaus sūnus Dievas pasirodo yra. O raštas sako, ne žmogus ir ne žmogaus sūnus. Taigi, Jėzus dievystė prieštarauja Naujam testamentui. Šitam Senam testamentui. Torai. Čia daugiau vietų galima pažiūrėti apie tą. Pažiūrėkit, 1 Samuelio 15:29. 1 Samuelio 15:29, žiūrėkim, kas sako. Izraelio galybė nemeluoja ir nepersigalva, nes jis ne žmogus, kad persigalva. Dievas ne žmogus. Krikščionis sako, Naujas testamentas sako, Dievas žmogus. Jėzus Kristus. Dievas žmogus, jis vienu metu. Ir tas yra nas. Hybridas toks. Dievažmogis. Man vienas krikščionis sako, jeigu yra žmogus bežinės, tai gali būti ir dievažmogis. Va kaip jis gerai evoliuciją supranta įdomiai. Žiūrėkim toliau. Ozėja 11:9. Pranašo Ozėja 11:9. Ozėja 11:9. Sako, Dievas kalba, aš nesielgsiu pagal savo rūstybės susidegimą ir nesunaikysiu Efraimo. Aš esu Dievas, ne žmogus. Aš esu Dievas, ne žmogus. Krikščionis sako, Dievas yra žmogus. Ir žmogus. Dievas yra ir žmogus, po pat metu tapo. Dievas ne žmogus. Jobo 9:32 pažiūrėkim. Jobo 9:32. Apie Dievą sako Jobas, jis nėra žmogus kaip aš, kad jam galėčiau atsakyti arba galėtume stoti į teismą. Jis nėra žmogus kaip aš. Jis ne žmogus. Tuo tarpu krikščionis sako, toks kaip ir mes, Jėzus buvo žmogus, bet kartu Dievas. Ir tas tavanas. Tai yra du dalykai, galima pastatyti krikščionį. Daug yra dalykų, daugybė, žinokit, atsibostų aiškiai, bet jūs sakot, vieną, du tokius gerus. Va, du dalykai. Šiaus ir tegu svarsto. Kitas klausimas. Koks čia skirtumas doram žmogui, kurį švenčia ar šabatą, ar sekmadienį? Krikščionis švenčia sekmadienį. Juk vis tiek jis skiria Dievui, ilsisi. Koks skirtumas to šabatą ar sekmadienį ilsėsisi? Čiagi tas pats, kad švęsti šeštadienį.
Ką tai galėtų atsakyti? Atsakymai, oi ne tas pats, milžiniškas skirtumas. Duosiu tik keletą dalykų, dėl ko skirtumas. Pirmiausia, pirmas skirtumas. Ko mes klausom? Kam mes paklūstam? Va, kur yra klausimas. Ar Dievo įsakymas, ar žmonės pakeitė, irgi sekmadienį gražu, jiems sekmadienis patogiau. Ko aš klausysiu? Žmonių, kunigų kažkokių, popiežių, katalikų, baptistų, sekmininkų. Ar aš Dievo žodžiai, Dievo įstatymą laikiu? Kam aš paklūsiu? Aš žmonėm neturiu paklūsti. Tik Dievui, jo įsakymui. Tik tai Dievui. Tik tai Dievui. Galiu sakyti. Čia yra didelis skirtumas, kam klausyti. Pasižiūrėkit, jeigu aš klausysiu žmonių, Jeremija 17.5, paskaitykit kaip. Jeremija 17.5, ką rašo šventas raštas. Jeremija 17 skyrius, 5 eilutė. Taip sako viešpats, prakeiktas žmogus, kuris pasitikė žmogum ir laiko kūną savo stiprybę, kurio širdis nutols nuo viešpaties. Prakeiktas žmogus, kuris pasitikė žmogumi. Neturi pasitikėti žmogum, Dievo turi pasitikėti. Dievo įstatymą pasakyta šabatą švęsti, ne sekmadienį. Ne žmogum turi pasitikėti. Bet ir žmonės, va čia gerai. Nereikia, sako, jokių žmonėm pasitikėjimų. Labai svarbus dalykas. Žiūrėkite, Izaija 29 skyrius. Uždraudžia žmonių tokiom tradicijom vadovautis. Tiesiog. Izaija 29 skyrius, 13-14 eilutė. Izaija 29 skyrius, 13-14 eilutė. Žiūrėkit. Viešpats tarė, kadangi ši tauta, bara žydus reiškia, atmesi prie manęs savo burną ir pagerbė mane savo lūpomis, bet jų širdis toli nuo manęs ir jie mokosi bijoti manęs, klausydami žmonių priesakų. Tai aš nustebinsiu šį tautą savo nuostabių darbų, jų išmintis pranyks, gudriųjų sumanumas pražauks. Bus blogai, sako, bus atimta iš jų išmintis. Už ką? Nes ne širdim tiki, burna tik tai, lūpomis, ne vidum, sako, ir jie mokosi bijoti manęs klausydami žmonių priesakų. Nuo Dievo klausyti, bet pagal žmonių priesakus, kaip kažkoks atsirado žmogus susikūrė. Žinot, aš išleisiu, popiežius sako, tokios įstatymus, ar kažkoks susirinko dvasininkų visuotinis susirinkimas, išleisim. Žmonės mokina Dievą garbinti kažkaip, sugalvoja. Negerai, bausiu, sako, atimsiu išmintį iš jūsų, jeigu jūs pagal žmonių priesakus mokysitės bijoti manęs. Yra Dievo įsakymai. Tai čia klausimas, kuo aš pasitikiu. Antras dalykas. Įstatyme, koks skirtumas yra? Įstatyme parašyta konkrečiai. Nesako, bet kokią dieną savaitį, kada tu gali. Gal tau ketvirtadienis, gal tau sekmadienis, gal tau pirmadienis bus, kada, pagal situaciją, ar ne, pagal tautos tradicijas, pagal situaciją, pagal gyvenimo būdą kažkokį. Pasimkit ir vieną dieną iš 7 švęsk. Nesako taip. Konkrečiai įvardina 7 dieną, 6 dieną, 7 savaitės dieną padaro šventa. Šitą dieną turi visi. Nesako, pasirinksiu kažkokią tai dieną iš 7 dieną, kaip to patogiau. Ne, 7 dieną konkrečiai. Jis sako. O kas yra 7 diena? Krikščionis švenčiantis net sekmadienį, kur šventoji sutinka, sekmadienis nėra 7 diena. Sekmadienis, jie nors pavadina sekmadienį, bet jų Naujame testamente sekmadienis vadinamas pirmąją savaitės diena. Pasižiūrėkit, krikščionys, jūs sakot, kad jūsų Jėzus neva prisikėlė sekmadienį rytą anksti, taip, Velykos sekmadienį rytą rarotai, ankstyvas mišias su Kristus prisikėlimą, ateina bobas prie kapo, tuščias nėra lavona, viskas prisikėlė garantuotai. Ir žiūrėkit, kaip tą sekmadienį vadina. Kokią dieną? Luko 24 skyrius, paskaitykit. Luko 24 skyrius. Pirma, antra eilutė. Pirma, antra eilutė sako. Žiūrėkit. Pirmąją savaitės dieną vos brėkštant, jos atėjo prie kapo, nešdamas paruoštus tepalus, jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, ėjusios vidun neberado viešpaties Jėzaus kūno. Ateina sekmadienį, sutinka krikščionis, kad čia sekmadienis. Ir kaip vadina, Naujasis testamentas, pirmą savaitės dieną. Sekmadienis yra pirmoji savaitės diena. Žiūrėkit dar sutvirtinimui. Morkus 16 skyrius nuo 1 iki 4. Morkus Evangelija 16 skyrius nuo 1 iki 4 eilutės. 16 skyrius nuo 1 iki 4 eilutės. Morkus Evangelija.
Sabatui praėjus, žiūrėkit, sabatui praėjus, šabas praeina, taip? Marija Magdalietė, Marija Jokūbo moteris ir Salomė nupirko kvepalų, kad jis galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmas savaitės dieną Saulėtekinių sudė. Po sabato eina kas? Po šeštas sekmadienis, pirmas savaitės diena. Sekmadienis vadinamas pirmąją savaitės diena, o įstatymas liepia 7, ne 1 švęsti. Tai aš dabar paimsiu įstatymą, žinai, aš tau pasidarysiu, kaip man patogiau, nes nežinau, mano dėdukai, katalikai, babutė katalikė ir dabar jinai šventė sekmadienį ir dabar aš tą įstatymą padarysiu prie babutės pritaikysiu. Taip žmonės daro, tradicija. O liepia įstatymas 7 dieną, ir pasakyti, kokia 7 diena. Naujas testamentas, pats naujas testamentas krikščionių, kurie švenčia sekmadienį, kaip jis pasakė, sutinka, 1 savaitės diena pagal Bibliją sekmadienis. O įstatymų negali panaikinti, įstatymas sako 7 dieną švęsti, 7 savaitės diena. Pagal Bibliją 7 savaitės diena yra šabas, po jo eina sekmadienis, kad, reiškia, 1 savaitės diena. Štai kokia tvarka. Nurodyta diena konkrečiai yra. Trečias dalykas prie šitą dalyką. Dievo įsakymus Šventas raštas liepia įvykdyti tiksliai. Ne tai, kad, daugmaž, nedirbsiu, bet, žinot, bet čia nedirbsiu, ne šeštadienį. Liepia tiksliai vykdyti Dievo įsakymus. Tiksliai! Žiūrėkit, atsiveskit Jozuės, Ješua Benūnas, Jozuės 1 skyrius. Jozuės 1 skyrius, ir paskaitykim visi 8 eilutę. Jozuės 1 skyrius, 8 eilutė, kalba apie Torą. Apie Torą. Žiūrėkit, Jozuės 1 skyrius, 8 eilutė. Žiūrėkit, kaip jis sako. Šita įstatymo knyga te neatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum visą, kas joje parašyta. Tada visą, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksis. Taigi dar kartą 8 eilutę paskaitykim. Šitą įstatymo knygą ten neatsitraukia nuo savo burnos, bet mąstyk apie dieną ir naktį ir dabar krikščionys pasibraukit, kad tiksliai vykdytum viską. Kad tiksliai vykdytum, ne taip, kad vykdytum, šiaip daug maž, taip, kaip man patogiau biški. Reikia prie babutės tradicijos priderinti kažkaip tai. Kaip ten giminė mano, jie iš sekmadienį švenčia vis tiek, kažkaip, tai šabatą sekmadienį švęsiu. Kad tiksliai vykdytum viską, sako. Tik tada tau seksis. Ir paskui, kad man nesiseka Dievas, kodėl man Dievas nepadeda? A kaip tu vykdai įstatymą? Sekmadienį šventi viskas, sekmadienį švenčiu. Betgi Biblija šešta, koks skirtumas, mūsų, mesgi katalikų šalis. Sako, tiksliai vykdyk. A ne, mes katalikai, mes baptistai, mes dzenbudistai. Tiksliai vykdyk, pasakyti. Tai va, dabar žiūrėkime, aš jums duosiu pavyzdį, kaip rimtai žiūri į tikslumą Dievas. Kaip rimtai Dievas žiūri į tikslumą. Prisimet, kaip buvo, pavyzdžiui, šventus dalykus, kaip sandoros skrynė, palapį, padangtės, Mozės reikmenys visi, kaip turi tiksliai, kas lies gali, kas prisilies, kas sunelies, kas gali nešti, kas negali nešti, kas gali viduje eiti, kas negali, labai tiksliai pasakyti. Ir labai griežtai, pasižiūrėkim, skaičių 3 skyrių. Skaičių 3 skyrius. Žiūrėkit. Taip griežtai, kad, pavyzdžiui, pasakyta. Trečias skyrius ir pažiūrėkim 38 eilutę. Priešais palapinę rytinį pusį pastatydavo palapinę Mozė ir Aronas su savo sūnumis, kunigaikščiai, jie saugo šventyklą tarp Izraelio vaikų, nes jei prisertinukas iš pašalinių turėjo būti baudžiamas mirtim. Atrodo, koks skirtumas, svarbu tas apeigas, atlikai auką, paaukoji, koks skirtumas, kas, Mozė, aš Mozė negalėjo, kitas, gal kitas dar geriau padarė. Ne, nustatyta šitai. Baudžiamas mirtim. Tai rodo, kad kiek griežtai. Žiūrėkit, 4 skyrius, 15 eilutė. Aronui ir jos sūnums apdengus šventyklą ir visus jos daiktus, keliantis stovyklai Kehatai, o Kehatai buvo Levitų giminė viena, atėję jos paims, jiems negalima prisiliesti prie šventų daiktų, kad nemirtų. Tai yra Kehatų pareiga. Prie labai šventų daiktų, kokios, pavyzdžiui, sandoros skrynės, ar dangčiajos, ar tų cherubų statų, negalima net prisiliesti. Mirs. Sakai, bausiu mirtim Dievas, aš niekauju. Kaip svarbu tikslumas tas, matote, atrodo, koks skirtumas. Žiūrėkit, tas pats skyrius nuo 18 iki 20 eilutės.
nuo 18 iki 20 eilutės. Neleiskite Kehato giminiai žūti, tai darykite, kad jie liktų gyvi ir nemirtų. Kai ateina prie šventų daiktų, Aaronas ir jo sūnus paskirs kiekvienam darbą, ką kas turi nešti. Jiems negalima žiūrėti, kas švenčiausia, kol jį nebengta, kad nenumirtų. Matot, kaip griežtai pasakyta. Ir dabar žiūrėkit situaciją. Prisimenat, Dovydas gabena iš Šilojo sandoros skrynią. 2 Samuelio 6 skyrius. 2 Samuelio 6 skyrius. Ir paskaitykim nuo 2 iki 7 eilutės. 6 skyrius nuo 2 iki 7 eilutės. 2 Samuelio 6 skyrius nuo 2 iki 7 eilutės. Dovydas pakilo su visais tai žmonėmis, kurie buvo pas jį iš Baal Jehudo, nuėjo pargabenti iš ten Dievo skrynios, vadinamos kareivių viešpatės gyvenančio tarp cherubų vardu. Sandoros skrynia gabens, taip. 3 eilutė sako, jie įkėlė Dievo skryniai naują vežimą ir vežė Abinadabo namų esančių gibėjų, Uzera Hajotas Abinadabo sūnus varė naują vežimą. Jie vežė iš Abinadabo namų gibėjų ir dėdama Dievo skrynią Achėjo skrynios priekį. Dovydas ir visi izraelitai grojo viešpatės akivaizdoj įvairiais eglės medžio instrumentais, arfomis, psalteriais, barškalais, cimbolais ir dūdelėmis. Kai jie pasiekė Nechono klojimą, Uza ištiesęs ranką prilaikė Dievo skrynią, nes jaučiai suklupo. Kelias neasfaltuotas, ne autostrada, žinot. Vežimas sublydėjo, tas skrynia gali šventas daiktas išlėkti iš vežimą, į balą iškristi. Ir Uza, kad nedaugtų Dievė šventas daiktas, jis prilaikė. O Uza neturėjo teisės jos liesti. Jis levitas, taip. Bet Kehato giminiai negali prisiliesti šventų daiktų, tik Kohenas gali prisiliesti per sandoros skrynius. Visi, bet jis gero norėdamas, kad neiškristų skrynią. Žiūrėkit toliau kas. Viešpatės rūstybė užsidegė prieš Uzą ir Dievas ištiko jį už jo klaidą. Ir Uza mirė prie Dievo skrynės. Glumpt, susmuko ir gatavas. Niekas nejuokauja. Štai kaip svarbu tikslumas. Ne taip, kad, žinot, improvizuosim kai kas, kad tiksliai liepia vykdyti įstatymus. O jeigu tiksliai, tai kaip aš dabar, čia šabatas, bet aš, žinot, pasikelsiu sekmadienį, pasitaisysiu. Prie darbo grafiko priderinsiu. Negalima. Negalima. Trečias dalykas. Švęs sekmadienį ar kokią kitą dieną, ne šabą, yra beprasmiška. Kodėl? Nes savaitį konkrečią tą dieną, mūsų šeštadienį, Dievas palaimino ir padarė šventą. Ne kokią mes pasirinksim, ne, konkrečiai vieną dieną va šitą padarė šventą, palaimino. Ta, žiūrėkit, pradžios knyga, 2 skyrius, 3 eilutė. Pradžios knyga, 2 skyrius, 3 eilutė. Dievas palaimino 7 dieną. 7 savaitės dieną palaimino. Ir padarė ją šventą, nes tą dieną ilsėjusi po visų savo kūrimo darbų. Palaimino, pašventino ir tą dieną Dievas ilsėjusi. Tu dabar švęsi ilsėjusi, ne šventą ir nepalaimintą dieną. Ta diena neturi jokio palaiminimo, šventumas savį, įsivaizduoji. Tau Dievo jokio malo neteis. Ir prie švento dar prisilieti, automatiškai perina šventą energiją, šventą jėgą Dievo. Čia, man aš noriu va šitą daryti šventą. Neturi reikšmės. Žinai, šventykla buvo šventa, žmonės gaudavo balą, žinai, aš savo sodybai kaime pasidarysiu šventyklą ten, nu ir kas? Cirkas. Neturi jokios sakralinės prasmės, jokia jėga Dievo neįsi, nešventavus. Šitą dieną šabatas Dievo palaiminta ir padaryta šventa. Nematai, negerai, dabar mes kažkaip mes sekmadienį norim pasidarysim šventą. Ir viskas. Negalime taip. Negaus malonės jokios. Šitą dieną konkrečiai. Ir 4 dalykas. Šabatas 7 diena yra ženklas tarp Dievo ir žmonių, o ne bet kokią dieną pasiimti. Konkreti diena yra ženklas tarp Dievo ir žmonių, sandoros ženklas. Pažiūrėkit, šabatas, svarbus. Išėjimo 31:13. Išėjimo 31 skyrius, 13 eilutė. Kalbėk izraelitams, čia Dievas sako, privalote laikyti sabato, nes tai yra ženklas tarp manęs ir jūsų kartų kartoms, kad žinotumėte, kad aš esu viešpats, kuris jūs pašventino. Šabatas yra ženklas tarp Dievo žmonių. Jeigu pasakyta, kad Lietuvos valstybės ženklas yra vytis, ar ne? O dabar, sakykime, kažkokia valstybinė įstaiga neturi, tad herbą reikia iškelti. Arba ženklas yra vėliava trispalvė. Turim Malaizijos vėliava, gerai bus iškelsim. Liepos 6, kažką iškelti. Yra Malaizijos vėliava, gerai bus.
Ar gėjų vėliava kokia. Nu ne. Nustatyti, va čia ženklas ir nustatytas toks. Šabat, va šita diena ženklas yra, ne pats sugalvosi kažkokį ten ženklą savo. O šitą padarė ženklų. Žiūrim toliau. Ezechielio 20:20. Ezechielio knyga 20 skyrius 20 eilutė. Švęskite sabatą kaip ženklą tarp manęs ir jūsų. Sabatas, ženklas tarp manęs ir jūsų. Labai aiškiai pasakyta. Todėl negali keisti. Šitą, tik šitą dieną šventę. Kažkada buvo, pačioj pradžioj, kada reformistinis judaizmas tik atsiradęs, buvo tokia tendencija. Žinot, gal mes gyvenam krikščioniškai šaly, gal tą sabatą perkelti sekmadienį, gal buvo tokia diskusija. Nu ne, ta diskusija buvo pralaimėta ir net reformistai suprato, kad negali nieko kiloti. Šitą dieną pašventę, palaimintą, čia nekeičiamas dalykas. O, dabar įdomioji dalis. Mormonai. Norėčiau sužinoti apie mormono knygą. Man teko kalbėti su mormonų misionieriais. Ir jie man aiškino, kad mormono knyga yra labai rimta. Dar rimtesnė už Bibliją. Tai va, aš tam klausimu, kad atsakyti specialiai, šiandien atsinešiu mormono knygą. Va, kas nežinot, čia yra mormonų šventas raštas. Jūs matote, turbūt mieste po du eina žmonės su tokiom etiketėm. Su marškinukais baltais ir tokia etiketė. Diakonas Smithas, koks nors presbiteris Johnsonas. Čia yra mormonai. Vaikšto. Kartais nešasi tokią knygą. Tai čia yra jų šventas raštas, pagaminti mormonų knyga. Žiūrėkit, mormono knyga, dar vienas Jėzus Kristaus testamentas. Dar vienas testamentas. Mažai, dar vienas testamentas. Ir čia yra pastarųjų dienų šventų Jėzus Kristaus bažnyčia. Paskutiniųjų dienų šventųjų bažnyčia jie vadina save, bet čia pastarųjų dienų. Tai tik pastarosim dienom šiandien. Tai va. Tai aš specialiai paėmiau šitą knygą, kad pažiūrėt, ant kiek ji rimta. Ir kaip ją rimtai reikia žiūrėti ir analizuoti. Pabandykim. Atsiverskim. Aš čia vienas mormono knygą turiu. Tiek to, tai paskaityti. Etero, 15 skyrius, 31 eilutė. Etero, galite užsirašyti 15 skyrius, 31 eilutė. 15:31. Pažiūrėkim. Rašo. Čia kalba kaip Šizui. Šizui buvo toks žmogus Šizas ir jam nukirto galvą. Dabar žiūrėkim, kaip jis ryta. Skaitau 30. Ir buvo taip, kad Korian Trungas pasirėmęs ant savo kalaviešą, balsė ir nukirto Šizui galvą. Balsėbiškai atsidūzo. Ir Šizui nukirto galvą. Ir buvo taip, 31 eilutė, klausykit, kaip rimtai skamba. Ir buvo taip, jo kada jis nukirto Šizui galvą, Šizas atsistojo ant savo rankų ir krito, stengdamas įkvėpti orą, mirė. Fantastika, įsivaizduojat, nukerta Šizui galvą. Šizas atsistoja kažkodėl ant rankų, be galvos. Nuvišta gali bėgioti šiek tiek nukirsta galva. Žmogus ne. Čia visiškas Šizas. Atsistoja ant rankų, nukirsta galvą. Įkvėpti orą. Galva nukirsta, jis biški orą norėjo įkvėpti ir ant rankų atsistoja, kad geriau orą įkvėpti. Šizas. O tikras Šizas, ar ne? Tai va, kompromatui turėkit šitą eilutę, jeigu kada pamatysit misionierius, mes padiskutuot labai įdomu. Šiaip sunku, šiaip jie mėgsta, kad tu sėdi ir linksi galvą ir pasakys tau, kada ateiti ir kur priimta marmanybė ir kaip ten važiuosi. Jeigu tu dar užduosi klausimą, tu pradedi diskutuoti, labai nepatinka. Kokių įrodymų tada reikia? Nereikia tikėjimo, tikėjimo reikia širdį pajausti. Širdim pajausti, kaip čia yra. Sako, žiūrėkim toliau. Etero knyga bus antras skyrius. Nuo 16 iki 21 eilutės paskaitysiu. Etero knyga, antras skyrius, nuo 16 iki 21 eilutės. Čia išvis geras dalykas. Čia kalba, pažiūrėkit, antras skyrius, nuo 16 iki 21. Ir viešpats tarė, imkis darbą ir pasistatyk baržas, panašias į tas, kokias statė lygi šiol. Ir buvo taip, kaip yra dabar, tokias stato laivus, baržas. Taip.
Ir kad Jeredo brolis ėmėsi darbo. Taip pat ir jo broliai pastatė baržas pagal viešpaties nurodymus, panašias į tas, kokias buvo statę. Ir jos buvo mažos ir plūdrios ant vandens, netgi kaip paukščiai plūdrius ant vandens. Pastatė laivą, labai plūdrus laivai, sako plūdrus. Ir jos buvo pastatytas taip, kad buvo nepaprastai nepralaidžios. Netgi taip, kad laikė vandenį kaip dubuo. Ir jų dugnas buvo nepralaidus kaip dubuo, ir jų šonai buvo nepralaidus kaip dubuo, o jų galai buvo nusmailinti ir jų viršus buvo nepralaidus kaip dubuo. Ir jų ilgis buvo kaip medžio ilgis, ir jų durys jas uždarius buvo nepralaidžios kaip dubuo. Viskas nepralaidų, netūra nepraleidžia pasistatė tokią baržą, kaip povandeninį laivą kokį. Skaitau toliau 18. Ir buvo taip, kad Jeredo brolis šaukėsi viešpatės, sakydamas, o viešpatė, aš atlikau darbą, kurį sakė man ir padariau baržas, taip kaip man rodė. Ir štai viešpatėse nėra šviesos, kur mes vairuosim, nes padarėm tas baržas, šviesos nėra, viskas nepralaido, šviesa neina. Ir taip mes žūsim dėl to, kad jose nėra ko kvėpuoti, net oras nepraeina, reiškia, išskyrus orą, kuris yra jose, taigi mes žūsim, iškvėpuosi tą orą, kiek yra, ir paskui jau kaip bliūdas geris, dar uždarytas ir žiūrėkit 20 eilutę. Dievas atsako. Ir viešpats tarė Jeredo broliui, štai tu padarysi skylę viršui. Aleliuja. Skylę viršui padarysi, kad eitų oras. Giliai čia tai, bet čia dėl nieko. O taip pat apačioj skylę. Viršui ir apačioj skylę. Ir kada tau trūks orą, atkimši skylę ir gausi orą. O jeigu bus taip, kad ant tavęs liesis vanduo, tai tu užkimši tą skylę, kad nežūtum nuo išliejimo. Po vandeniu atkimšai dugne skylę, tau teko vanduo, bet tau oras eis iš po vandeniu. Rimta knyga, ar nelabai? Dar vienas Jėzus Kristus, kaip pastarųjų dienų šventųjų. Neteip savo čia, ne kunigo špakai baidyti. Žiūrėkim toliau. Knyga Almos. Almos čia knyga viena mormonų. Almos knyga 19 skyrius. Nuo 1 iki 5 eilutės paskaitykim. 19 skyrius Almos. Nuo 1 iki 5 eilutės. Pažiūrėkit, labai įdomų dalyką Alma, ką rašo. Nuo 1 iki 5 eilutės. Ir buvo taip, kad po 2 dienų ir 2 naktų jie ketino paimti jo kūną ir paguldyti kape. Numirė. Taip. Numirė Lamonis, kurį buvo padaręs savo mirusiems laidojimui. Dabar karalienė, išgirdusi apie Amoną šlovę, pasiuntė pas jį ir pageidavo, kad jis ateitų pas ją. Buvo taip, kad Amonas padarė, kaip jam buvo pasakyta. Tos karalienės ten vyras numirė, kas ten. Ir buvo taip, kad Amonas padarė, kaip jam buvo įsakyta. Nuėjo pas karalienę, norėdamas sužinoti, ko jį pageidauja, kad jis padarytų. Ir jam tarė, mano vyro tarnai pranešė man, kad esi švento Dievo pranašas ir kad turi galią jo vardu padaryti daug galingų darbų. Dabar žiūrėkit 5 eilutę. Todėl, jei tai tiesa, norėčiau, kad nueitum ir apžiūrėtum mano vyrą, nes jis paguldytas ant savo lovos jau 2 dienas ir 2 naktis. Kai kurie sako, kad jis nemiręs, bet kiti sako, kad miręs, nes dvokia. Ir turi būti paguldytas į kapą, bet mano manimu jis nedvokia. Vieniem jis dvokia, guliant lovas negyvas, ne 2 paras. Vieni sako, kad dvokia, kiti nedvokia. Ta karalienė sakė, man atrodo nedvokia. Girdėjote viešpatį žodį, kaip sako. Mormono žodį, Almos. Toliau. Važiuojam toliau kompromatas. Mozijo knyga. Mozijo knyga. Mozijo knyga, 12 skyrius 1 eilutė. Mozijo knyga, 12 skyrius Mozijas. Čia Mormono knyga susideda iš kitų knygų. Šalmų, Mozijų, visokių ne. Ir taip toliau. Skaitau. Ir buvo tai, kad po 2 metų tas Abinadis atėjo pas juos persirengęs, kad nepažintų jo. Ir pradėjo jiems pranašauti, sakydamas, atėjo pranašas persirengęs, kad jo nepažintų. Ir sako, taip viešpats sakė man, sakydamas, Abinadė, eik ir pranašauk šitiems man. Sakykime, aš pranašas, ar ne? Ateinu, kad manęs nepažintų, kad nežinotų, kad čia aš. Ir sakau, man Dievas įsakė, sako, Žilvinai, eik ir pranašau. Aš kad jūs nemėly, bet aš savo vardą sakau, kad man. Abinadis. Normalu, ar ne? Geri čia, tai mormonų pranašai. Dieve. Žiūrėkit, dar vienas momentas. Grįžtam prie Almos knygos.
Almos knygos 30 skyrius. Almos knyga 30 skyrius nuo 49 iki 52 eilutės. Almos knyga 30 skyrius nuo 49 iki 52. Paskaitykim, čia bus labai įdomus dalykas. Rašo. Dabar Alma tarė jam, kaip ženklo aš duosiu tai, kad tu būsi ištiktas nebylumu, pagal mano žodžius. Ir aš sakau, Dievo vardu jūs būsit ištiktas nebylumu, tad daugiau nebegalėsi kalbėti. Ženklas bus. Prarasi kalbos dovaną, sako pranašas Alma. Tai dabar Almai pasakė šitos žodžius, Korichoras buvo ištiktas nebylumu, todėl daugiau nebegalėjo kalbėti pagal Almo žodį. Ir tai pamatęs vyriausias teisėjas ištiesė savo ranką ir parašė Korichorui žodžius, sakančius, ar esi įtikintas Dievo galia, kurį tu norėjai, kad Alma panaudotų ženklui parodė, ar tu norėjai, kad jis ištiktų kitus, kad parodė ženklą tau. Štai jis parodė ženklą tau ir dabar ar dar ginčysies. Korichoras ištiesė savo ranką ir parašė žodžius, sakančius, aš žinau, kad esu nebylys, kadangi nejau palauk. Sako, nebylumu, kalbos dovana. Taigi nekurtumu, nebylumu, tai kodėl teisėjas jam užrašo? Nebylysis pasakyti negali. Korichoras taip jis užrašęs negali pasakyti. Niks. Bet ausis tai yra, jis girdi. Bet jis jam užrašo. Tai dabar tapai nebylys, matai. Tai nebylį nereikia rašyti. Jis nekurčias. Tokia vat Mormono knyga. Mormono, nieko pažiūrėjau. Žiūrėkit dar. Antro Nefio knyga. 5 skyrius, 15-16 eilutė. Čia irgi geras bus. Antro Nefio knyga. 5 skyrius, 15-16 eilutė. Čia labai įdomus dalykas. Ir aš mokiau savo žmonės statyti pastatus ir dirbti visokius dirbinius iš medžio, iš geležies ir vario, iš skaisto, iš plieno, iš aukso ir sidabro, iš visų vertingų rūdų, kurių buvo labai gausu. Daug aukso, visų rūdų vertingų, aukso, sidabro, visko, plieno, visko buvo gausu. Ir aš Nefis pastačiau šventyklą ir pastačiau ją pagal Saliamono šventyklos pavyzdį. Išskyrus tai, kad ji buvo pastatyta ne iš tiek daug brangių daiktų, nes jų nebuvo randama šitoj šaly. Todėl ji negalėjo būti pastatyta kaip Saliamono šventykla. Tiek visko daug, rūdų, aukso, sidabro, bet šventyklas tačiau nesnuginė ir šitoj šaly tam brangių dalykų. Čia kam rašo, kokiam kretinui rašyta knyga. Tiek to aukso sidabro, bet Saliamono šventyklos tačiau, nes paskui nėra tų aukso šventyklų. Tiek yra daug, kad net Saliamono šventyklų nebuvo. Tai yra tokia. Įdomumas tai iš vis yra paprasčiausiai. Čia ta žodis mormono jokingas yra. Net ne mormono jokingumas yra. Mormoną jie pakeitė. Čia tas angelas, kuris apsiriškė, mormonų vadina. Jis yra Moron vardas. Kas netikit, paimkit internetą, pasigūglinkit, pavyzdžiui, kokią Wikipediją, Angel Moron. Bet amerikiečiam patiems juokas ima klausyti. Atėjo Moron angliškai idiotas, debilas, silpnaprotis, psichas. Taip? Angelas vardu silpnaprotis, debilas, psichas. Tai ir apriški. Juokas, tai patį ten mormon, sakykime. O, aš jau nekalbu taip, kad kaip jie čia tuokėsi su mirusiaisiais. Taip. Liko netekėjusi moteriškė. O moteriškė, jeigu be vyro, jeigu negali amžino gyvenimo turėti. Kaip negerai. Ir ką daryti? Dievo malonė begalinė. Ir sutuokė su mirusiu mormonų lavonu. Tokia sakramentas, taip sako. Sakramentas. Už mirusius pasikrikštė. Numirėm. Nieko baisaus, kad amžinam gyvenimui krikštas būtinas amžinam gyvenimui. Bet jie už mus pasikrikštė patys. Tai va labai rimta ta knyga mormonų. Žiauriai rimta knyga, tai va šitą kompromatą jūs turėkite omeny. Čia galima daug būtų, čia Klondaikas kompromato klausimų mormono knyga ir mormonų tikėjimas. Aš labai norėčiau viešos diskusijos su mormonais. Jeigu mormonai klauso mūsų tiesiog sakyti, ar pažįstami, mielai norėčiau diskusijos. Bet neina, sakė. Reikia pajausti ir gerai viskas bus, sakė. Kokios čia diskusijos. Klausimas. Kaip Jėzus nesakė, kad jis Dievas?
O jis ar nepasakė, aš ir tėvas esame viena. Ai, čia iki skausmo. Aš ir tėvas esame viena iš Jono Evangelijos tą vietą paprasčiausiai. Dabar aš jums atsakysiu ir klausytojui ir visiems kitiems klausytojams pamokinsiu, kaip atsakyti šitą argumentą. Kaip atsakyti, sako, brolius, aš ir tėvas esame viena. Čia įrodymas, kad jis Dievas. Sako, nepasakyta čia, kad aš esu Dievas. Sako, aš ir tėvas esame viena. O čia yra kas kita. Vienybė su Dievu, tai nereiškia, kad tu Dievas. Tikslų, planų, minčių vienybė, šitą norėjo pasakyti. Ne. Dabar žiūrėkit. Ima Mato 19 skyrių, 5-6 eilutę. Mato 19 skyrių, kaip atsakyti. Mato 19 skyrių, 5-6 eilutė. Jeigu žodis viena reiškia Dievą, tai tada kaip, žiūrėkime, ką mes turim. Mato 19 skyrius, 5-6 eilutė. Ir pats Jėzus sako, ir pasakė, todėl žmogus paliks tėvą ir motiną, susijungs su savo žmona ir du taps vienu kūnu. Taigi jie nebėra du, o vienas kūnas. Todėl, kad Dievas sujungia, žmogus neperskiria. Ar jie tampa kažkokią šventą dvejybę, vieną būtybę? Vyras su žmona tampa viena. Viena. Ir tai nerodo, kad vyras tampa viena. Nu tai vyras yra žmona, o žmona yra vyras. Tai. Ar rodo tai? Viena, tai vyras ir žmona. Nu taip išeitų. Tai kodėl Jėzus su Dievas viena, tai Jėzus yra tėvas. Dievas. Jeigu Jėzus su Dievu viena, tai jis Dievas. Jeigu vyras su žmona arba žmona su vyru viena, tai reiškia, žmona yra vyras. Važiuojam toliau. 1 Korintiečiam 3. Antras dalykas, kaip atsakyti krikščionim. 1 Korintiečiam 3 skyrius nuo 6 iki 8 eilutės. 1 Korintiečiam 3 skyrius nuo 6 iki 8 eilutės. Žiūrėkit, čia Paulius rašo. 1 Korintiečiams 3 skyrius nuo 6 iki 8 eilutės. Paulius sako, aš sodinau, Apolas laistė, Dievas sugina. Atsidiminkit. Sodina kas? Paulius. Laistė kas? Apolas. Todėl, 7 eilutė sako, todėl nieko nereiškia nei sodintos, nei laistos, bet Dievas augintojas. Kas sodina, 8 eilutė, žiūrėkit, kas sodina ir laisto yra viena. Kas sodina ir laisto yra viena. Sodino kas Paulius, laistė Apolas, taip? Yra viena. Paulius su Apolu yra viena. Ar Paulius yra tokia būtybė viena? Ar reiškia, kad, Paulius su Apolu viena, Paulius yra Apolas. Apolas yra Paulius. Atvirkščiai. Ne, tai nereiškia, kad Apolas yra Paulius, o Paulius yra Apolas, jeigu jie viena. Vienas sodina, kitas laisvė, tai iš vieni dirba. Jėzus irgi save skaitė, melagingai skaitė, kad jis iš vien su Dievu, bet jis taip teigia, kad jis nesakė Dievas jis. Aš iš vien su Dievu, sakė. Iš vien su Dievu, pas mane nesiskiria niekas. Iš planų, iš tikslų, iš norų. Tai va, jeigu vyras su žmona yra viena, bet tai nėra viena būtybė, jeigu Paulius su Apolu yra viena, bet nėra būtybė, tai kodėl Kristus su Dievu, kai vieną pasako, tai jau turi būti trejybė ar Jėzus Dievas. Nėra logikos. Važiuojam toliau. Paties Jėzus žodžius paimkim. Jėzus žodžius. Jonas 17 skyrius, 20-21 eilutė. Jono Evangelija 17 skyrius, 20-21 eilutės. 17 skyrius, 20-21 eilutė. Čia Jėzus kalba, žinokit. Ne tik už juos meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Kad jie visi būtų viena, kaip tu, tėve, manyje ir aš tavyje, kad ir jie būtų viena mumise. Meldžia už savo mokinius, kad jie būtų viena. Kokiu būdu? Kaip viena? Agi kaip aš tavyje ir tu manyje, kaip aš su tavim, taip jie būtų viena. Tai šakės jau nebe trejybė, tai 11 apaštalų dar, 3 Dievo asmenys, 11 apaštalų Dievas, tai jau 14 asmenų. Šventa keturlikybė. Nes jie irgi viena. Ar jie visi mokiniai viena? Pavyzdžiui, Tadas yra Levis, o Levis yra Petras. Visi viena. Ir dar kaip viena? Ogi taip kaip aš su tavim. Jeigu apaštalai būdami viena, pagal Naują Testamentą netapo viena būtybė, jokia trejybė ar keturlikybė, o jie būdami viena taip pat tokiu pat būdu kaip Jėzus su tėvu. Tai Jėzus su tėvu, vadinasi, irgi nėra viena būtybė. Jėzus ne Dievas. Ne ta apie tą kalbą. Nes tada ir apaštalai visi turėtų būti Dievas. Nes jie irgi bus viena su manim, kaip aš su tavim, Dievas sako. Va prašau tas viena.
Tai kad aš atėjęs esu vien, nesako čia Dievas niekur, kad būtų pasakyta, aš esu Dievas. O, nėra tokios niekur Naujam testamente vietos. Tai mes esam viena. Bet tai viena ir vyras su žmona, ir Paulius su Apolu, ir visi apaštalai viena, ir dar viena die apaštalai, taip kaip Jėzus su tėvu, tokia pačia vienybė. Bet Dievo netampa jie. Tai kodėl Jėzus tada tampa su Dievu? Matau, kokia nesąmonė. Va, šitais trim dalykais labai lengva atsakyti krikščionim ir jie būna nepatenkinti, sako, pas jūs meilės mažai. Mes tada atsakom, nu žinoma, kasgi tave tai gali mylėti tokį. Niekas tavęs nemylė. Gerai. Kitas klausimas. Žilvinai, jūs teisingai pasakėte, kad Jėzus žemėje buvo mažesnis už tėvą ir žemėje jis buvo tik Dievo tarnas. Tačiau įžengus į dangų, Jėzus pasiėmė vėl savo dievystę. Ne žemėje jis specialiai buvo save apiplėšęs, atsisakęs dievystės iš nusižeminimo, kad atliktų atpirkimo auką. O įžengęs į dangų, jis atsisėdo į Dievo sostą ir tapo lygus tėvui. Tai vat, mielasis, dabar atsiverskim Naują testamentą ir aš jums pabaksėsiu pirštu eilutės, ar tapo Jėzus lygus tėvui po tariamo įžengimo į dangų. Po įžengimo į dangų, kurio nebuvo, kur rašo tik Naujas testamentas, ir net Naujas testamentas nerašo, kad po tariamo įžengimo Jėzus tapo lygus tėvui. Ir danguje įžengęs jis buvo pavaldus tėvui ir žemesnis už tėvą. Važiuojam. 1 Korintiečiam 11.3. 1 Korintiečiam 11.3 rašo jau, Jėzus jau seniai dangui sėdė, užsisėdėjęs, jau ten sostė užpakalį skauda, nes čia Paulius atsivertęs ir Korinto bažnyčia pastatyta, kur jau čia ilgai sėdė Dievo dešinėje, taip? Ir dabar žiūrėkit. Ir vis tiek po tiek laiko, po tiek įžengimo, žiūrėkit, jis mažesnis už tėvą. 1 Korintiečiam 11 skyrius 3 eilutė. Noriu, kad žinotumėt, rašo Paulius, jog kiekvieno vyro galva Kristus, reiškia, Kristus yra už kiekvieną vyrą aukštesnis. Moters galva vyras, nu čia nors tas kaminis, aišku, vyras aukščiau už moterį, viskas tvarko, o žmonės sustvarkė gyvenime gerai. O Kristaus galva Dievas. Tai kaip Kristus įžengęs į dangų tapo lygus tėvui, jeigu Dievas yra jo galva. Taip kaip Kristus vyro galva kiekvieno, taip Dievas yra jo galva. Nelygus, pavaldus ar ne dangui. O taip. Žiūrim toliau. Apreiškimo Jonui 1.1. Apreiškimas Jonui paskutinė knyga apie 100 metus rašyta. Paskutinė Naujo testamento, geriausiai rašyta Naujo testamento knyga. Ir Jėzus ten sėdėjo tamsos sekretinė skyrė, besidėdamas Dievo dešiniai. Ir dabar žiūrėkim, ir vis tiek pavaldus Dievui. Jėzus Kristus apreiškimas, kurį Dievas jam davė, kad jis atskleistų savo tarnams. Taip, Dievas jam davė, dangui Dievas davė jam apreiškimą. Jeigu tu lygus tėvui, tu visagalis Dievas, tu tau nereikia, kad kas duotų, tu pats turi dalinti. Tėvas ir togi viena. Ne, davė apreiškimą. Davė apreiškimą. Dievas. Dievas davė apreiškimą. Važiuojam toliau. Mato 20 skyrius, 23 eilutė. Net ir pasaulio pabaigoje Jėzus nelygus tėvui, pagal Jėzus paties žodžius. Mato 20 skyrius, 23 eilutė. Mato 20-23. Čia paštai prašė, kad kuo arčiau ten dešiniai, kairiai sėdėtų. Tuomet jis tarė, mano taurė tiesa gersi, tik krikštu, kuriuo aš krikštėmas bus. Bet vietą mano dešiniai ir kairiai ne aš duodu. Tai bus tiems, kurios mano tėvo paruošta. Įsivaizduojat, net prie jo atsisėst ar neatsisėst skirsto tėvas. Pasaulio pabaigoje kas sėdės. Jis ne... Tėvas vadovauja ir toliau ir žengus į dangą. Žodžiu, tai kaip sako, kad po įžengimo į dangų jis tapo lygus. Žiūrim toliau, 1 Korintiečiams 3.23. 1 Korintiečiams 3 skyrius 23 eilutė. 1 Korintiečiams 3 skyrius 23 eilutė. Paskaitykim. Vėlgi, Paulius rašo jau seniai Jėzus įžengęs į dangų pagal šitą teoriją, taip? Jūs patys Kristus, o Kristus Dievo. Taip, jūs Kristui priklauso, taip Kristus Dievui priklauso. Jo, nelygus. Jeigu tu Dievo esi nuosavybė, Dievui priklausantis lygiai kaip korintiečiai Kristui, tai vadinasi nelygus. Dievas aukštesnis. Prašau, po įžengimo į dangų kiek aukštesnis. Važiuojam toliau. 1 Korintiečiams 15 skyrius. Jūs pamatysit, kad iš viso grožis. 1 Korintiečiams 15 skyrius. Paskaitykim
nuo 24 eilutės iki 28. Ir pamatysim, kad net pasaulio pabaigoje visur vis tiek Jėzus pavaldus tėvui, tėvas už jį aukštesnis. Po to bus galas, kai Jėzus perduos karalystę Dievui ir tėvui, sunaikinęs visas kunigaikštystes, visas valdžias ir jėgas. Nes jis turi valdyti, kol paguldys visus priešus po savo kojomis, kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, nes jis visą pakloja po koją, bet kai jis sako visą pakloja, tai savai suprantama, išskyrus tą, kuris jam visą pakloja, išskyrus tėvą. Kai jam bus visa pajungta, tada ir pats sūnus nusilenks tam, kuris viską jam pajungia, kad Dievas būtų visame kame. Prašau, kaip to lygus, vienodai Dievas, tu lenkiesi. Žmogus lenkiasi Dievui, teisingai, tarnas lenkiasi Dievui, žemesnis lenkiasi aukštesniam. Bet dangui, pasaulio pabaiga, ir vis tiek Jėzus lankstosi tėvui. Taip, kad žmogau, ką jūs kalba. Hebrajam 8.1.2, pažiūrėkit. Hebrajam 8.1.2. Kur čia lygybė? 8 skyrius, 1-2 eilutė. Bet to iš to, ką sakome, Paulius sako, svarbiausia yra štai kas. Mes turime tokį vyriausią kunigą, reiškia Jėzų, kuris danguje atsisėdo didybės sosto dešiniai. Dešiniai sėdi lygus Dievui. Ne, žiūrėkit antrųjų. Ir tarnauja šventyklui, bei tikroji palapinė, kurią pastatė žmogus viešpats. Ir tarnauja jisai ten dangiškoj šventyklui, sako Naujas Testamentas. Tai palauk, jeigu kam jis tarnauja? Pats savo tarnauja. Dievui tarnauja, kaip kunigas. Žemesnis už Dievą, jeigu jis tarnauja. O tau ir sėdėjimas Dievo dešiniai. Jis tarnas. Jis rodo, kad jis žemesnis. Dabar žiūrėkit, tos vietos. Jono 14.28 paskaitykim. Tos vietos žemė, kur aiškiai sako Jėzus žemesnis už Tėvą. Jono 14.28. Sako, jūs girdėjot, kaip aš pasakau, aš einu sugrįšiu pas jūs, jei mylėtume džiaugtumės, kad pasakai, pas tėvą, nes mano tėvas už mane didesnis. Sako, mano tėvas už mane didesnis. Ir Jono 5.19 ir Jono Evangelija, 5 skyrius, 19 eilutė, kur sako, Jėzus jiems atsakė, iš tiesų, sakau, sūnus nieko negali daryti iš savęs. Iš savęs jis nieko negali, be Dievo daryti paprasčiausiai. Jos galioja ne tik tai, kai Jėzus buvo žemėje, bet pagal Naują Testamentą ir kai dangoj jis įžengia ir visada galios. Nes Hebrajam 13.8 rašo štai ką. Hebrajam 13.8 krikščionys labai mėgsta cituoti, kad Jėzus yra Dievas, nes jis nesikeičia prigimtis. Pažiūrėkit, 13.8 sako. Jėzus Kristus yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius. Jis visada toks pat. Jeigu jisai iš savęs negalėjo nieko daryti vakar, jeigu jis buvo mažesnis už tėvą vakar, tai jis ir šiandien negali savęs daryti, šiandien yra mažesnis, ir rytoj bus mažesnis už tėvą ir nieko net, ir per amžius bus mažesnis už tėvą ir už tėvą. Štai koks Naują Testamentą mokina. Aš Naują Testamentą nesirėmiu, Vainoje nematė, bet aš teisybės dėlį kalbu, kad Naujas Testamentas, net Naujas Testamentas nemoka Dievas. Ant kiek buka publika yra krikščionis, ant kiek smegenų neturintis imbecilai, kad net savo Naujam Testamente negali pasiskaityti, suprasti ir susidėlioti vietų. Net šito nereikia. Užpiltom smegenim visiškai. Žmogus 20 metų mirkęs alkoholį, jos smegenys yra geresnis negu jisai 2 metus sekti krikščioniškai, baptistos ir sekmininkose pabuvęs. Jau viskas, pabuvai, kiek tu lankiai ten pavyzdžiausiai pusmę, viskas jau nurašytas, jau nepagydamas, jau viskas, diagnozė. Diagnozė, evangelikas, atgimęs iš aukšto, krikštą šventą dvasią ar dar kas to. Čia diagnozė, bet mes tokia. Štai, yra net savo Naują Testamentą jie nesugeba išsiaiškinti. O dėl to sosto sėdėjimo, sėdigi Dievo sostą, tai vadinasi Dievas paprasčiausiai. Taigi paskaitykit savo sumautą Naują Testamentą, savo sumautą apreiškimą Jonui, kur sakot, ir krikščionys sėdės Dievo sostą. Tai ar krikščionys yra Dievas? Prašau, apreiškimą Jonui 3.21, kad jums velniai griebtų. Jūs ir visą jūsų krikščionybę. 3.21. Jėzus sako, nugalėtų aš duosiu atsisėsti šalia savęs savo sostą, kaip ir aš nugalėjau atsisėdu šalia savo tėvo jo sostą. Jeigu Jėzus Dievas sėdintis Dievo sostą, tai sako, jeigu tu nugalėsi ir tu sėdėsi Dievo sostą, tai ką tu Dievas būsi? Ne, trejybė, jau viskas, vietų skaičius ribotas. 3. Nebėra vietų. Aš sėdėsiu sostą Dievo. Bet tai nepadaro mūsų Dievo. Tai va, ir Jėzaus, sakau, nepadaro tas Dievas. Net pagal jūsų Naujo Testamento logiką.
Žiūrim toliau, dar vienas momentas paprasčiausiai. Duodu aš jums 3 juodų ant baltų, Naujajame testamente, aiškiai užrašytas vietas, eilutes, kur pasakyta, kad nei šventa dvasia, nei Jėzus nėra jokia trejybė, joks Dievas, kad tik vienas tėvas yra Dievas. Tėvas vienas yra Dievas iš jų. Nei sūnus, nei šventoji dvasia, nei Dievas. Tik vienas tėvas yra. Ir tai aiškiausiai užrašyta Naujajame testamente. Žiūrim, labai paprastai, 3 vietos duodu. Jonas 17.3, aš jums tą vietą dar paskaitysiu, nes žinau krikščionį, kad jam daitų kažkas po kokią 35 kartą, jis jau 10% supras, ką pasakyti. Jonas 17.3, žiūrėkit, jūsų Jėzus, kad į perkūnas, ką sako, besimelsdamas savo maldą, kurios niekas neišklauso. Jonas 17.3, sako Jėzus. Tai yra amžinasis gyvenimas. Žiūrėkit, amžinasis gyvenimas. Rūpūs Jėzus pagal Naują testamentą amžino gyvenimo neturėsit, jeigu nežinosit. Amžinas gyvenimas, kad jie pažintų tave vienintelį tikrą Dievą ir tavo siųstą. Amžinas gyvenimas yra tėvą pažinti vieninteliu tikrų Dievų. Jeigu tėvas yra vienintelis tikras Dievas, tai konsekvent substaneliai reiškia, kad sūnus ar šventoji dvasia ar dar koks nors velnias jau nebegali būti Dievas, nes vienintelis tėvas yra tikras Dievas. Ar daina jums kas nors? Aišku, kad ne. Kur ne. Oi. Antra vieta. 1 Korintiečiam 8.6. Iš Naujojo testamento cituoju net. Panako aš jau nebeliečiu, čia mirtis jums, bet iš jūsų pačių, jūs Naujajame testamente net savo net nesuskaitot. Žiūrėkit. 6 eilutė. Tai mes turim tik vieną Dievą tėvą. Vieną Dievą tėvą, sako, mes turim Paulius. Jeigu tik vieną Dievą tėvą turi, tai kas tada sūnus iš šventoji dvasia, jeigu tėvas tik vienas Dievas? A? Skaityt mokat? Lietuviškai, politevskiai. Mes turim tik vieną Dievą, tėvą, iš kurio visą jame. Ir vieną viešpatį Jėzų Kristų, per kurį yra visą mes per jį. Bet ne visi turi pažinimą tokį. Čia tai iš vis geras pažinimas, žiūrėkit, kas gaunasi. Turim vieną Dievą, tėvą. Tėvas yra Dievas, bet ne viešpats. Nes viešpats tik vienas Jėzus yra. Jėzus tik vienas viešpats, bet jis ne Dievas. Nes tėvas tik vienas Dievas. Dialektika. Gražu, ne? Bet kaip ten bebūtų, tai viešpats, ne viešpats, pavyzdžiausiai, bet vieną Dievą tėvą turim. Viskas. Tai ta sūnus ar šventa dvasia, irgi Dievas. Irgi Dievas. Ne, vieną Dievą tėvą. Jeigu tėvą vieną Dievą turim, tada sūnus šventa dvasia nebe Dievas. Logiška, arba tada iš vis kalba neturi prasmės. Čia yra virpinimas oro. Ir dar vieną vietą Efeziečiam pasižiūrėkim, 4 skyrių 6 eilutė. Aišku, Efeziečiam 4 skyrių 6 eilutė. Yra vienas Dievas ir visų tėvas, kuris virš visų per visus ir visą. Vienas Dievas ir visų tėvas. Tėvas yra tik vienas Dievas. Viskas, tėvas. Tai kas tada sūnus iš šventoji dvasia? Tėvas yra vienas Dievas, viskas. Amen. Amen ir aleliuja. Nėra tik tėvas, vienintelis yra Dievas. Ir nėra nieko kito. Ir nėra nieko kito. Štai kokia tvarka. Gerai, tiek tada šiandien.